Čia aš Klaudija. Aš Keti. Ir aš Kesta. Ir čia atsakymai į jūsų klausimus. Tai gal pradėkim. Atsakom į Facebook'us klausimus. Viena adminė iš Monster High Lietuva klausė, kokią tu naudoji programą, kai darai visokiausius video ir žaidimus? Nesakysiu. Milana Rimaitė klausė, iš kur gauna tiek gražių foto. Na, žinai, iš Google vaizdai, Instagramo. Tuniks girdėjau klausė, kas jums iš MH labiau patinka, ar Lagūna, ar Klodin? Man Klodin. Man irgi. Man irgi. Milana Rimaitė klausė, kokių adminių čia yra. Na, visų adminių gal neišvardinsiu, nes jų yra 10. Atsakom į YouTube'ės klausimus. Iš Monstrų pasaulio LT Amber Girl klausė, ar mums labiau patinka šunis ar katės. Man ir šunis, ir katės. Man taip pat. Man irgi. Iš Monster High gerbėja Lagūna klausė, ar mes visos esam BFF. Jo. Minecraft LPS, Ront LPS klausė, Amanita, nuo kurio laiko pradėjo rinkti monstras? Nuo 2 klasės, nuo 1 klasės, tam tarpe. Tas pats kanalas klausė, koks tikras mano vardas. Mano vardas yra Kamilė. Ketės niekam nereikia. Ever After Monster klausė, kiek metų? Mum 12. Monstrės Kietas klausė, kokie kanalai tau patinka? Man patinka visi kanalai, kurie tik tais gerai kuria. Nefera Denial uždavė 6 klausimus. Pirmas, kodėl tau patinka monstras? Nes jos fainos. Nes jos gražios. Ir stilingos. Antras, kaip tau MH atrodė, kai pirmą kartą jas pamatei? Man jos atrodė kaip paprastos lėlės. Nežinau, man atrodė, kad jos ir žiauriai gražios. Trečias klausimas, ar turi Ever After High lėlių? Ne. Ketvirtas, ar turi Nefera Denial? Neturim, bet aš vietoj operetos žadėjau pirkti Neferą, bet pasirinkau operetą. 5. klausimas, kuri MH tau labiausiai nepatinka? Mums labiausiai nepatinka Giulija. 6. klausimas, kelintokės mes? 6. Justina Sadauskaitė klausė, nuo kada pradėjote kurti MH filmukus? Šiaip mes kūrėme jau žiauriai seniai, bet buvo bloga kokybė, tad nekėlėme į YouTube, bet šiaip jau labai senai kūrėme. Ever After Monster uždavė mums 10 klausimų. Pirmas, kokie mūsų vardai? Dovilė. Kamilė. Amanda. Antras klausimas, ar mes gyvename name ar bute? Aš ir Kasta bute. O aš Klaudija name. Trečias klausimas, kuriame mieste mes gyvename? Įslaptinta informacija. Su kokiais kanalais mes bendraujame? Su Monstrų pasaulis. 5. klausimas, su kokiu kanalu norėtumėm bendrauti? Tai turbūt su Monster High oficialiu. 6. klausimas, ar mūsų klasiokai žino apie mūsų YouTube kanalą? Mūsų su Kete tai nežino. O mano klasiokai tai tikrai, kad žino, nes aš savo mokykloje turėjau pristatyti nulinokams, pirmokams, antrokams savo kanalą. Tai va taip ir susidirbau daugiau subų. Tai mano klasiokai tai visi žino apie tai. 7. klausimas, ar mūsų amžiaus draugės žino apie YouTubinimą? Tik kelios. 8. klausimas, kaip reagavo jūsų tėvai, kai pradėjote YouTubinti? Mano tėvai tai apsidžiaugė, kad aš turiu naują hobį. 9. klausimas, kokia buvo jūsų pirmoji monstrai ir kada ją gavote? Pirmoji buvo opereta, gavau prieš 3 metus. Mano pirmoji buvo Venera, taip pat prieš 3 metus. Mano pirmoji Toroliai irgi prieš 3 metus. 10. klausimas, ar buvo tokių momentų, kai turėjot šitą kanalą ir YouTubinot ir nebenorėjot YouTubinti? Buvo. Bet mes nepasidavėm. Lina Penkytė uždavė mums 5 klausimus. Pirmas klausimas, kiek mes turim MH? Aš turiu 4. Aš irgi 4. O aš 13. Antrą klausimą jau atsakėm anksčiau. 3. klausimą taip pat atsakėm. 4. klausimas, kokia mūsų mėgstamiausia MH? Persephone. Amanita ir Klaudija. Miovlodė. 5. klausimas, ar turi Monster High lėlių namą? Pasigaminusios esam, bet pirkusios ne. Inesa Vanessa klausė, kada pradėjom rinkti monstras ir ar turim Ever After High lėlių.
Pradėjom rinkti prieš 3 metus, o Ever After High neturėsim ir neturim ir tikiuosi, kad neturėsim. Gabija Jocytė uždavė 9 klausimus, kai kuriuos neatsakysim, nes jau atsakėm. 3 klausimas. Koks filmas mums labiausiai patinka iš Monster High? 4 klausimas. Kuri geriau pamoka sekasi, lietuvių ar matematika? Man lietuvių. Man sekasi geriau lietuvių, bet labiau patinka matematika. O man sekasi matematika, bet patinka lietuvių. 6 klausimas. Ar žadame daryti naują serialą? Jau greitai. Klausimas. Kurio kanalo serialo jums atrodo geriausia? Man tai Monstrų pasaulio patinka. Mums taip pat. 9 klausimas. Kada bus kitas video? Dabar. Mūsų klausė, kaip kilo mintis sukurti šį kanalą, ogi labai paprastai. Tiesiog norėjau kelti video. Ar planuojame pirkti naują MH? Nope. Akvilė Šipaitė klausė, kokia mėgstamiausia monstrų kolekcija? Man Pavagio. Man Bloom and Gloom. Right Scan Reaction. Monstrų kanalas uždavė 17 klausimų ir pirmas skambėtų taip. Ar tu tikroje pažįsti Amber Girl? Taip. Kokia mūsų mėgstamiausia daina? Mano tai... Mano tai... Man tai... 100 klausimas, ar turim dar kitų kanalų? Taip. 11. Ar galėtum padaryti iššūkių video? Jeigu ten kažkas su monstrum, tai jo. 13 klausimas, ar turim augintinį? Mes turim katiną Skippy. Aš turiu 50 žuvyčių akvariume, 3 katinus, Bagį, Gucci ir Malką. Tai tik tiek. 14. Koks tavo mėgstamiausias skaičius? Mano 3. Man 5. Mano mėgstamiausias skaičiai tai yra 2, 5, 6 ir 7. Dar 17. 15 klausimas, ar tau labiau patinka žiema ar vasara? Man žiema. Man taip pat. Man abu metų laikai. LPS Hina klausė, ar patiko Bujork filmas? Taip. Monster High LT klausė, ar ruošiamės Halloweenui? Aš tai taip. Ar laukiame kalėdų? Tai žinoma. Ačiū, kad žiūrėjot. Trumpas info. Pirmas atsiras naujas serialas, kuris vadinsis 2 sielos. Kitas galbūt bus tas, kaip pasvadinat, Keitės koncertas. Ir 3, kad galbūt įkelsiu Monster High filmus į savo kanalą. Tai dar norėjau, aš jums uždaviau kai ką Facebook'e ir klausiu, ko jūs norėtumėt tam 300 progą, kad turime 300 subscriberių, ką to progą jūs norėtumėt. Tai balsavot, kad norite stop motion, koncertą, tą serialą ir rodos viskas. Dar norėjot, kad būtų žiema su Amanita, tai bus tikriausiai žiema. Tai va, ačiū labai už 300 subų. Shining, and we're climbing to the top of this kingdom. Nobody can stop us. If having everything